Žodžiu, kadangi iki mano solo kelionės į Peru liko tik 29 dienos, tai pagalvojau, kad šiandien pasidalinsiu su jumis savo solo keliavimo saugumo taisyklėm. Pirmas dalykas. Niekada niekam nesakau, kad keliauju solo. Jeigu mane kas nors užkalbintų mieste ir sakytų, tai čia, kad tu gal viena, sakau, ne, aš tiesiog su draugė, kažkas tokio. Nesvarbu, ką jūs sakote, tiesiog meluokit ir viskas. Antras dalykas. Niekada nesileidžiu vaišinama gėrimais, nes visi žino, kad daug kur, nebūtinai ten Pietų Amerikoje, bet Azijoje ir visur kitur, tikrai labai dažnai gali ką nors jums į tą gėrimą įmesti, tai aš tiesiog pati savo nusiperku gėrimą ir taip išsprendžiu šitą problemą. Trečia. Stengiuosi vakare neslampinėti mieste viena. Tiesiog dienos metu hostelėje susirandu kažkokių draugų ir jeigu noriu kažkur išeiti vakare, tai tada stengiuosi eiti su kažkuo kitu, bet neinu viena. Ketvirtas. Vengiu vakarinių ar naktinių kelionių. Tai tarkim, tokių kelionių, kur tu atskrendi į miestą 4 val. Ryto ir tu jau jautiesi nesaugus, nes nežinai net ar autobusas važiuos, ar taksi važiuos, ar tavo hostelis ar viešbutis bus atidarytas vidury nakties, ar tave priims, ar tu liksi stovėti vidury gatvės viena ir išsigandus. Tai tiesiog stengiuosi visus skrydžius planuotis dienos metu. Tai jeigu jūs turite dar kažkokių gerų savo saugumo taisyklių, tai būtinai parašykite komentaruose.